pozicija nėra pati geriausia, čia turi dirbti dabar, čia gerai. Pagaudyt, pažaisti, užširo, į galvą užširo, gera gynyba. Medaliai, aišku, visada gerai, ne pirmas medalis ir ne pats geriausias, bet kaip dabar dalyvavom, aš asmeniškai pirmą sykį dalyvavau iki 22 metų Europos čempionate, tai man šitas pasiekimas tikrai yra aukštas ir matosi, kad yra vietas, kur galiu tobulėti. Paeik į priekį, paeik į priekį, eik į priekį, sakau, pasistumdyk, paeik į priekį. Va, pagavai ten biškį, kelią dadėk, čiūdan dadėk, mavašį dadėk, čiūdan. Va taip! Čia vieta turbūt todėl, kad trūko ir patirties ir galbūt pasiruošimo. Man pirma kova buvo labai sunkiai, iš tikrųjų. Antroji kovoj taip gavosi, kad varžovo pranašumu pralaimėjau. Bet galima pasidžiaugti ir kitokiais smulkesniais dalykais, kad varžybų metu pavyko vienas ar kitas dalykas. Pas mane apsisuk! Apsisuk pas mane! Lauri, iš apačios! Lenda kepenis, ramiai. Mavašio reikia kepenis. Opa, gero! Stop! Užbaig kampą! Užbaig kampą, Lauri! O dabar susprok, Lauri! O, susprok! Susprok čia! Išvaryk! Opa! O, gerai. Tiksliau biškį. O, gerai apačia. Gerai, gerai, Viliau, pratęsk, apatiniai praėjo, jaučia, žinok. O, gerai. Gerai apačia, o taip, šaunuolis. Šiandien išgirsta frazė, jei neklystu prieš pirmą kovą, išgirsta iš mano trenerio, buvo Skaistė, tatamis yra tavo valdas, čia yra tavo vieta, kur tu geriausiai žinai, ką daryti. Ir nenuvilk mane, savęs ir perlip save, nepaisant savo blogos savijautos ir padaryk, ką gali. Ir tai iš ties mane smarkiai motyvavo ir dar suteikė daugiau ryžto, kad kova įvyktų sėkmingai mano naudai. Biški man taip, apsusumas, vo, vėl kita, o, ir apačia pati. Oi, gerai, krūtinę, į petį Skaistę. Opa, bazarį, pū. Eik, va taip. Eik, pritūp gerai, daug darbo. Va taip. Davai, spaus, eina gerai, eina. Labai gerai, opa, jaučia, nusives, va taip. O gerai, laužyk virš, opa, pataikyk, Julio. Man asmeniškai šitas medalis irgi galima sakyti kaip startas yra, kadangi praeitais metais nepasisekė. Gerai sustartuoti, nepavyko pasiekti tų aukštesnių vietų, tai galima sakyti iš antro karto taip pat pradėjau tą sėkmingą varžybų etapą. Tikiuosi, kad sekančiais etapais pavyks augti būtent tais apdovanojimo atžvilgiu. Julio, nu prašau, damušk! Pabaksnuok presą! Pabaksnuok! Daug pabaksnuok! Opa! O, Vazarė! Asmeniškai tas barjeras gal buvo
šiek tiek ir psichologinis, galbūt, to pasiruošimo visada gali trūkti, bet esminis barjeras tai yra patys varžovai, tai galbūt tavo padarytas klaidas jie išnaudoja tai ir laimi varžybas, tai manau reikia viską tiesiog pačiam persidėlioti, apsižiūrėti ir taisyti klaidas, tobulėti toliau. Nežinau, iš tikrųjų labai daug šitam ruošiausi ir iš tiesų šitas varžybos buvo labai svarbios man asmeniškai, nes tai iš tiesų yra turbūt didžiausias mano laimėjimas, nes visi kiti būdavo Lietuvos čempionatai, o čia aukštesnio lygio varžybos ir tai yra pirmas mano iki 22 metų varžybos. Ir tas 3 vietos medalis iš tikrųjų man tai daug reiškia. Bet apskritai trenerio atsidavimas, kai jie sekunduoja ir atrodo, jie padarys darbą už tave, nes jie tiesiog atiduoda visą save ir kai tu pralaimi daugiau, galvoji ne kiek nuvylai save, kiek galėjai nuvilti trenerį, nes jis žino tavo darbą ir jis stengiasi, matom kaip stengiasi dėl mūsų ir tiesiog net nežinau. Ir kad ir prieš kovas, kai tas nusiteikimas už kartą, kad niekada nėra jokio gal, turbūt, kad visada mus mato tik čempionais, o kad nepasiseka, tai tikrai nenuvertina. Viską mato kitaip ir žino, ką reikia patarti, kur kažko dadėti ir kad pasiektų aukštesnį rezultatą. Nes kartais sportininkas pats kovos eigoje tiesiog sekundavimo neįsivaizduoju savo kovos.